Sveiki, šiandien truputėlį bus kitoks kontentas apie garažą ir jo tvarką galbūt. Nusprendžiau išsidažyti grindis tik vienam bokse. Tur dar gerai, čia buvo pirmasis boksas. Dažiau, kai buvo vėsi temperatūra ir galbūt dažai netaip sureagavo ir panašiai ir yra akivaizdus skirtumas. Tarkim, vat. Ir plus labai planai dengiau, kad džiūtų ir buvo šalta. O čia, vat, matos, čia galbūt po metų dažyta, bet viskas dar gerai. Kodėl dažau? Todėl, kad neišsiteptų labai, čia vat nešluota darbinė vieta. Čia vat tepasi, neišsivalo tepalai, teršalai, dar kažkas riebalai, nes nėra dažų ir įsigeria į betoną. Tai vat dažysios, čia vat kaip pagalbinė tokia zonelė. Tai taip pat viskas tvarkoj, padilę vietom, bet nedažysiu šiam kartui, nusprendžiau šią vasarą išsidažyti vieną boksą. Vienas boksas yra 60 kvadratų, ilgis 10, plotis 6, skaičiuojant nuo trapo, einant į kitą pusę, iki trapo. Būsiu šiandien nesu specovkė, šiaip kažką, tokie drabužėliai, kedai suplyšę, kad apdažysim, galbūt ir mesim lauk. Tai va, pirmiausia, ką mums reikia padaryti, tai atsilaisvinti visą plotą, ką dažysim. Dėl stalo, manau, stalą paliksiu, nes po stalu vis tiek jokios darbinės zonos nėra ir ten dažai neišdylo ir plus ten nenaudojama vieta, nes aš jį esu sujungęs, plus vientisas danga kaip linoleumas, plus prisukta į sieną, kad neklibėtų, nejudėtų. Tai stalas lieka, apsiklijuosim galbūt aplink, kad neapdažyt dar žiūrėsim, arba su mažu teptuku vis tiek perimetrą apeisim. Stalą paliekam. Visą kitą šalinam, presas, visi barachlo, šalinas lauk. Kas toliau čia iki juostos taip pat šalinas lauk. Čia trapą atsikelsiu groteles tik. Aplink keltuvą apdažysim, šitą slenkstį, manau, nuimsim, kad nereikėtų apklijuoti ar kažką. Čia dar bus toks vidinis slenkstukas, čia tiek bus laisva, tai tiesiog dažysim, pradažysim. Čia gale spintelė. Taip, spintelė. Manau, gal ją patrauksim, čia bus nesunku. Į sieną truputėlį pritvirtinta. Čia barachlo patrauksim, čia stalus patrauksim. Dėl slenkščio, manau, buvau prieš tai nedažęs laukinės vietas. Iki čia yra vartai, po to eina slenkstis laukinis, mėginsim pradažyti. Žiūrėsim, kiek laikys, manau, ant lauko žiemą vasarą ir nusilups, bet pradažysim, pažiūrėsim. Svarsčiau, kaip sutvarkyti šitą vietą. Yra įtrukimas ir jis tolėja kaip ir. Nes manau, žiemą gauna vandens, nes vat kas trūko, toks sujungimas mažas, žiemą gauna vandens, vanduo sušala ir skilinėja viskas. Tai čia, manau, patenka vandens į plyšį ir jis skilinėja, nes nors čia tai nėra minuso, negalėtų trūkti, bet kažkaip galbūt vanduo blogą poveikį daro. Nes buvo tik iki čia tas vienas brūkšnys. Dabar yra, žiūriu, atsiradęs ir dar vienas. Kaip įtrukimas, kaip įbrėžimas, bet čia neįbrėžiam, taip čia suskylo. Tai galvoju gal pasidaryti skystų dažų ir pripilti į tą tarpą. Kažkiek gal prisigerti, išsipūsti su oru. Ir pripilti skysto pirmiausiai dažo. Pabandysim. Tai vat, skirtumas taip matosi. Buvo kitos spalvos truputėlį dažai, kitos firmos, bet taip pat betonui skirti ir matosi skirtumas. Buvo šalta, labai planai dažyta, skirtumas akivaizdus. Tai norim šitą dalyką išsispręsti, plus išdilę, pilnai čia jau išdilę, dažų nebėra. Ir pagrindinė esmė čia va. Prie variklio darbų, kas liečia, tepalai, antifrizai nebeišsivalo. Ir noris, aišku, gražesnės aplinkos, kaip vat
Ir čia norėtųs dažyti, bet manau, šiai vasarai gal vieną boksą, kitai vasarai gal toliau veisim, nes jau mato šešėliuojas išdilusios juostos, tai dyla dažai. Buvo mintis su epoksidiniais dvikomponenčiais dažytis, bet čia vien tas 60 kvadratų, dar ofiso zoną norėsiu išsidažyti. Po to sekantis boksai, tai iš viso 245 kvadratai grindų, tai su epoksidiniais dažais truputėlį gal brangoka ir vis tiek išsidaužys, išsibraižys. Ko pigiau padarysim, tuo bus mažiau gaila išbraižyti, išdaužyti, tai darom tiesiog grindų betoniniai dažai ir tiek. Tai va, pasiruošimas bus, manau, ilgesnis už patį dažymą, visada taip dažniausiai yra. Pasiruošti sudėtingiau, o patį procesą atlikti jau bam bam, tept, lept ir atlikai. Kągi, kimbam į darbus. Pirmiausia, atsilaisvinti eriją, po to prasišluot, prasisiurbliuot, mėginsim nusiriebalinti, nes ant riebalo gali nekipt ar po to atšokt, kažką bandysim žiūrėti daryti ir norėtus išsiplauti, bet dar svarstau apie tai, ar verta, ar neverta, nes jeigu išsiplausim, tai šiandien tikrai nedažom, nes šlapios grindys neišdžius taip greit, plus kur nėra dažų, betonas sušlaps. Vėlgi kol išdžius. Tai dėl plovimo dar pagalvosiu, bet norėčiau, kad maksimaliai būtų sukibimas, nes vis tiek purvina. Neišsisiurbliuos taip. Gal tiesiog su šlapia šluota praeiti ar kažką, net nežinau. Dėl to galvosiu, pirmiausia laisvinam eriją, siurbliuojam, šluojam. Po to žiūrim, kokie tolimesni veiksmai. Čia taip pat išsidaužė nuo preso. Ir vat, kur nedirbusi vieta, dažai gražus, švarus. Taip noris visų grindų. Nu, spalva truputėlį skiriasi dažų. Čia tokie gerai pilki, bet jie, manau, ir šalta buvo, ir truputėlį planai pasidengė. Todėl neatlaikė. Bus proga ir trapą to pačiu išsivalyti. Šiaip prieš kiekvieną žiemą stengiuosi išsivalyti, kad žiemai būtų kur bėgti vandenį. Galim dabar prasivalyti. Kad jau atsidarėm. Na taip ir prasivalysiu tiesiog visą. Ir su kitu tą pat istoriją. Čia kitą taip pat atidarinėsiu, išsivalysiu. Ir toliau grįžtam prie sekančių darbų. Taip, čia turim viduje hidraulinę šlangą, 2 trosai ir čia esu pat prasivedęs lempoms laidus gofruose. Prasišluosim, nieko čia nereikės klijuotis, tiesiog dažysim. Čia galvoju, arba klijuosius, arba su teptuku aplink apeisiu ir tiek. Ir tai jau tos padus reikėtų dažyti, nes vis kiekvieną žiemą nuo druskų vis daugiau rūdyja. Taip, viską atsilaisvinam, visą perimetrą, stalas lieka, trapas atidarytas, išvalytas. Dabar prasišluoju ir po to prasisiurbliuoju. Ir žiūrėsim kokią situaciją, kažkur gal tiesiog pavalysim riebalą arba plausim grindis. Norėtųsi išsiplauti tiek pilna dulkių, bet galbūt tos dulkės susirištų su dažais. Bet geriau laikytų dažai, manau, jeigu būtų švarios išplautos grindys. Ta dar nežinau, spręsim, kaip minėjau. Dabar šluojam siurbliom. Išsiurbliavom. Reikės tokius visus kleckus. Čia kaip tepalo kleckas toks suodžiai kažkas.
tokius pasivalyti, pasiriebalinti. Na ir nežinau, manau neplausiu, nors tų dulkių daug dar, gal susiriš. Noris šiandien išsidažyti pirmą sluoksnį, čia visur tokius pasivalyti, čia kažkaip stengtis galbūt nuriebalinti. Ir mėginsim dažyti vieną sluoksnį šiandien, tikiuosi viskas pavyks. Dulkių dar yra, bet nežinau. Galbūt su šlapia šluosta prasieiti, bent didumą, bet tada, jeigu šiandien jau sušlapinu, šiandien nedažau, nes visur, kur nebėra dažų, įsigers vanduo ir greit neišdžius. Dabar tokie ir pasvarstymai, ką daryti, kad po to visas darbas ir dažai nenueitų veltui. Jeigu nesukips, po to lupsis, bus viskas bereikalingai daryta. Noris kaip greičiau, bet kad nesigautų blogai. Mėginu prasiriebalintas vietas ir kur nors šlapia šluostę gal patrinsiu, pažiūrėsiu. Gal greit pradžius. Norėtus dar tą paviršių tokį purviną, tas dulkes surišti, nuplauti. Gerai, riebalinamės. Matot, kaip skiriasi, kai atplauta ir neatplauta. Tai tiek yra dulkių purvinų. Norėtus nusiplauti. Po to neprikips dažai, bus liūdna. Gerai, aš dar išsigaudavau tokius visokius riebaliukus. Tokie vieni kieti tokie, sukietėjais smala, kiti minkšti. Išsigaudau, čia prasiriebalinu ir grįžtam į eterį. Truputėlį prariebalinau, manau bus gerai. Dabar einu susirasti kažkokią šluotą, kažkur turėjau grindims plauti truputėlį tas dulkes, gal švelniai sudriegnu, nuimsim kažkiek tų dulkių, kad dažai geriau kiptų. Kągi, pabandom vieną kampelį pradžiai, žiūrim, kas gaunas. Klausimas, ar plaunas? Taip plaunasi. Vanduo iškart juodas. Bet visą šitą plotą išsiplauti užtruks ilgai. Čia reikėtų pilti vandenį ir su šluota pradžiai trinti, po to su tokiu jau dasiplauti. Bet daug laiko ir jeigu pilsiu vandenį, tikrai ilgai džius. Šiandien jau nebeišdažyčiau sluoksnio vieno. Svarstau gal neplauti, mėginti parizikuoti. Dažų sluoksnį volojant, gal tos dulkės susivolotų, susimaišytų su dažais. Nepaliktų kaip prie senojo dažo dulkės ir ant viršaus dažai. Ir tada nėra tvirto pagrindo sukibimui ir gali pradėti šokinėti, lupinėtis per laiką. Čia kur atsiplovė iškart. Akivaizdus skirtumas. Napurvina. Ką daryti? Čia plius riebalina dar. Gal bandau dažyti. Išdažysiu, sužinosiu per laiką. Ir kitus boksus ateityje jau žinosiu. Ar galima taip ar ne. Truputėlį rizikuoju. Bet nori sutaupyti laiko ir darbo. Mažiau vargo, kad būtų. Vis tiek čia reikėtų jau per naktį palikti išdžiūti. Manau, rizikuosim, taip. Kągi, praktiškai viskas paruošta. Ar bent kaip su drėgnu škuduru gal praeiti. Bet vėlgi šlapinti visas grindis reikės tada kažkiek laukti. Nes čia pradžia, kol sušlampa, tokį sušlapini, turėtų atmirkti ir tada jau šluoji kaiši. Tai čia, kad ir su šlapiu škuduru praeisiu, nieko bus darbas vardan darbo. Manau, rizikuoju ir dažau ant dulkėto tokio paviršiaus. Bijau, bet žinau, ko galim tikėtis, kad bus darbas veltui, bet surizikuokim, pamėginsim. Tai čia dabar prasidžiovinu, gal su oru truputėlį, šluotą šalinam lauk ir pasiruošim dažymui.
ir pasiruošim vietelę kokią dažams pasidėti. Mėginsim dažyti. Taip, ką esu nusipirkęs dažyti grindims, tai turėjau laikiklį, molelių laikiklį, molelių pasiėmiau, turiu daugiau pasiėmęs. Pamiršau nusipirkti dėkliukų. Čia liko iš praeito karto dažymų, o tam indeliui 5 metai. Prieš 5 metus dažiau šias grindis. Šis indelis likęs. Dažiau be dėkliuko. Dėsim dėkliuko. Dažai emaliniai. Jie palei viskas skiedžiasi su white spiritu, bet nerašo kiek skiesti. Rašo, kai nedažytas betonas, tada pirmą tokį kaip gruntavimą daryti skistai atskiedus su white spiritu, o po to neberašo. Tai pasižiūrėsiu palei klampumą. Kibiras didelis atrodo, bet jis atrodo nepilnas. Jaučiu tiek tik tais dažų. Teptukai bus apeit kraštus aplink kraštus apseit, kažkur aplink keltuvą, aplink trapą. Tai teptukas, paprastas volelis, trumpo plaukiuko. Lipnios juostos nusipirkau, bet galbūt nereikės. Darom bankę dažų, žiūrim konsistenciją, susimaišom, turiu tokį pagaliuką, susimaišom ir žiūrim, gal truputėlį atsiskėsim. Galim pirmam sluoksniu atsiskėsti, kad skistesni būtų, visur į grevelius geriau įsibėgtų. Pirma gal, kaip minėjau, pamėginsim skystą pasidaryti, va į grevelius susipilti. Paskui pradėsim visą dažymą. Nežinau, nuo ko pradėti, nedažytojas, tai kas į galvą šaus, taip ir padarysiu. Tai bandom. Kągi, bandom žiūrėti, kas čia. Kaip levelė sukietėjusi. Gerai, mes ją galim gal nusiimti. Nėra tiršti. Manau, gal ir neskiesiu. Šiaip skysti. Gal įmanoma taip tą tarpą, pavyzdžiui, užpilti. Pabandom. Galbūt čia reikia poliuretaninio hermetiko dėti. Tas siūlę užgydyti. Čia kaip aš mėginu, manau, taip neis. O, čia susigėrė pilnai. Tai geras. Matot? Čia susigėrė. Reikia dar kažkiek tą gelmę pačią gilumą uždažysim. Ne tik paviršių, bet ir užpilsim tą visą tarpą. Teptuko, kur pritaškiau, reikia išsivalyti, kad nepaliktų po to toks dideli taškai iškilę. Paliekam truputėlį susigerti. Gal ir čia slenkstį užpilti? Čia įtrūkiai yra sujungimas grindys ir pats pamatas, slengstis. Kaip plyšys vėl susigėrė. Galim vėl jį pamaitinti dažais. Ir kągi, keliaujam aplink. Dažomės visas tas vietas. Kur paskui su voleliu mums sunku bus prieiti. Ar kažką, kad neuždažytume. Šitą plyšį irgi stengiamės užlieti, užpilti. Yra toks
plyšys palei pamatą, kur susijungia grindis su pamatu. Manau, neužpilsim tiek, čia vis tiek grindis yra apie 10 cm išlietos. Tai tokio gylio nepripilsim. Paskui gal tiesiog poliuretaninio hermetiko uždėsim, kur dar prasėsta. Ir tiek. Čia tas įtrūkimo girdimas buvo be reikalo. Ten daug geras, tai čia manau pasaka be galo būtų girdyti. Po to gal poliuretaninio silikono ir uždažysiu. Tai ką, visur perimetras išdažytas. Vaizdelis bus geras prieš ir po. Taip, čia kur nedirbo zona, nedaug ir skiriasi. Taip. Lieka aplink keltuvą ir varysim su voleliu. Na ką, aplink keltuvą taip pat apdažyta. Pradedam pagaliau tikrąjį dažymą su voleliu. Pradėsim nuo priekio. Taip ir dažysiu link galo, kad išeitų užsidaryti vartus. Bandom. Na ką, vaizdelis neblogas. Truputėlį gal per storai dengiu. Bet storiau bus storesnis sluoksnis, tvirtesnis. Ir plius užsilygins visi tie tarpeliai, nelygumai. Bus lygesnis grindis, maloniau šluoti. Maloniau pasivalyti kažką, tepalus dar kažką. Tik dėl storesnio dengimo, manau, bus problemėlė su džiūvimu. Ir taip prašom, man atrodo, kad džiūva antrą sluoksnį dėti ar ne po 24 valandų. O dabar vakaras, aš norėčiau iš ryto atvažiavęs dėti antrą sluoksnį. Truputėlį galva netgi svaigsta. Nėra gerai kvėpuoti čia tokį brūdą. Taip. Pilnai sukietėjo po savaitės. Shit. Taip. Perdažyti po 24 valandų. Tai dabar vakare dažau. Rytoj vakare tik antrą sluoksnį. Pažiūrėsim. Gal išlauksim. Gal pažiūrėsim palei džiūvimą. Bet storai tepu, manau, tai reikės gal luktelti. Dabar išsidažė pusę bokso, tai yra 30 kvadratų. Ir man susinaudojo... Kiek susinaudojo? Tarkim, 1,5-4. Susinaudojo apie 6 litrus dažų į 30 kvadratų. O turėjo būti 6 litrus 30 kvadratų. O turėjo išsidažyti 60 kvadratų. Dvigubai daugiau nei norma. Tai reikės dvigubai daugiau dažų. Aš nusipirkęs esu iškart ir antram sluoksniui, bet neužteks. Storai dengiasi. Aišku, jeigu būtų pramoninis betonas, lygus labai kaip stiklas, tada mažesnė išeiga būtų. Taip. Ploniau nežinau, ar noriu. Geriau storiau, ilgiau palauk, kol sudžius. Bet turėsim geresnį sluoksnį. Netgi galvoju, gal antrą sluoksnį nedažyti. Jeigu taip.
bet kad jau viskas paruošta, išvalyta. 2 sluoksnius užsidažius ilgiau laikys dažai. Po daugiau metų reikės tik perdažyti. Dabar čia buvo grindys 5 metai. 5 metai kaip išdažytos. Jau prieš porą metų kaip ir norėjos dažyti, bet vis nukelinėjau, šią vasarą sakau, viskas dažau. Tai taip. Dažų dvigubai daugiau nei reikia išeina. Bet dažant gal pasvarstysiu, ar antras sluoksnį verta dėti, neverta dėti. Jeigu aš svariau dvigubai daugiau dažų nei reikia, tai jau gaunas kaip 2 sluoksniai. Bet tas yra blogai, storas sluoksnis ilgai džiūva. Nes paviršius uždžiūva, o po tą plutelę uždžiūvusią yra dažų ir jiems neina taip lengvai išgaruoti. Todėl reikia keliais sluoksniais, bet plonais sluoksniais. Gaunas kaip gaunas. Tai tiek, ką dažom antrą pusę. Dažom antrą pusę. Pasiskaičiuosim galutinai, kiek suėjo dažų. Ir pasižiūrėsim rytojui antram sluoksniui, jeigu dėsim, manau dėsim, kiek dasipirkti. Tai tiek, dažam. Kągi, pirmas sluoksnis užbaigtas, gavosi, manau, tikrai neblogai, vaizdelis geras, tikėkimės išdžiūs gerai ir ryt, gal vidury dienos užmėsim antrą sluoksnį. Šiandien jau vėlų, darbus baigiu, susitinkam už 3 sekundžių ryt. Kągi, kita diena, jau į vakarą ir grindys kažkiek pradžiūva. Dar truputėlį kimba vietomis, kur buvo storiau. Bet jau vaikščiot galima. Ryte dar kybo pilnai, negalėjau vaikščiot. Čia jau tokį kraštelį praėjau. Bet čia tik dulkės. Ką, dažom antrą sluoksnį. Dažiau taip, nuo priekio į galą vakar. Dabar dažysiu priekį, tarkim, nuo šono iki šono, kad prasikeistų dažymo juostos, kad nesikirstų, vis tiek kažkaip sujungimai gaunas, nors stengiuosi užvaloti, bet kad susikryžiuotų dažymo juostos. Tai va, ir pradėsim, pilamės dažus ir pradėsim nuo šitos juostos, trauksim link čia. Ką, judam, nepraėjo 24 valandos, dar trūksta gal 4-5 valandų, bet nebekimba, dažom antrą sluoksnį. Dažų dasipirkau, dar tiek pat, nes kažkodėl dvigubai suėjo. Žiūrėsim, antram sluoksniui, manau, vis tiek dengsis ploniau, nes tolygesnis, slidesnis paviršius. Važiuojam. Nepaminėjau, kad su teptuku perimetrą nebeisiu antram kartui, nes nematau tikslo. Vis tiek su teptuku storiau apsėjo. Ir patys pakraščiai nėra kaip darbinis plotas, tai nebūtina. Su voleliu dabar iškart varom ir tiek. Matas skirtumas, lengva dažyti. Ne čia tarp, kaip greit keičiasi. Čia ką tik dažiau, čia prieš sekundę dažiau, jau skiriasi. Vakar dažyta čia. Gerai, kad matosi skirtumas, lengva matyti, kur uždažyta, kur ne ant antros sluoksnio. Taip sudažau, po to po vieną juostą taip nubraukiu, kad ištolyginti dažus ir galuose užbraukiu taip, kad nebūtų nukirtimų. Vis tiek, kai voluoji, ten pasilieka galbūt dažų, tai tokį nubraukimą padarau, kad kuo tolygiau gautus tie perėjimai, vadinami sujungimai. Tai va.
Karšta. Na ką, liko paskutiniai potėpiai. Galvoju, ateikit kartu, padarysim kartu paskutinius potėpius. Nežinau, jau matos, taip matos. Šitas kvadratukas likęs. Padarom kartu. Kągi, užbaigta. Pridariau vartus, kad saulė smarkiai nekepintų. Ant saulės irgi dažams negerai. Tai ką, antras sluoksnis užbaigtas. Ir antram sluoksniui ženkliai mažiau dažų suėjo. Kiek suėjo? Apie 6 litrus. O 6 litrai reiškia tiek, kiek priklauso šiam kvadratui. Pirmam sluoksniui 10 litrų, antram sluoksniui 6 litrai. Iš viso turėjo 12 litrų, suėjo 16. 4 litrais daugiau. Ne taip kosmos. Aš galvojau, kad ir antram sluoksniui tiek sueis iš pradžių, tai būtų truputėlį daugok. Pasėmiau dažų daugiau, manau galėsiu gražinti. Jeigu negalėsiu gražinti, tai bus proga kitą boksą išsidažyti. Bet manau, nepraimtą bankį turėtų leisti gražinti. Kad nesudžiūtų per naktį volelis ir indelis. Gal čia taupimas ant nieko, bet su plionkė. Į plionkį vyniojau volelį, į plionkį vyniojau, tiesiog su plionkė uždengiau dažus. Ir nebiški nesudžiuvo, neturėjau iš kur išgaruoti. Taip nereikėjo keisti, nieko imliot. Aišku, tas kainuoja eurą, tas kainuoja 4 eurus, 5 eurai, bet tiesiog uždengiau, nuėmiau plėvelę ir toliau dažai. Tai ką, karšta laukia, netoli 3 laipsnių. Šiandien dar pilnai po paros, beveik paros. Negalėjo drąsiai vaikščioti, vietomis kibinėjo dar. Rašo pilnai sudžiūva apie savaitę laiko, tai manau tik ir džius. Gerai, karšta, vėdinsis. O savaitę tas boksas negalės dirbti. Po paros jau galėsim praeiti, kažką pasimti, jeigu reikia, gražiai stengtis kuo mažiau vaikščioti. Po 2 parų, manau, tiesiog jau galėsim vaikščioti. Bet mašinos nevarysim ir nedirbsim, kad pilnai sudžiūtų dažai. Naudojau dažus paprasčiausius. Per kelias parduotuvės nuvažiavau, susižiūrėjau, kad ne epoksidiniai, ne kažkokie mandrus. Buvo variantas vandeniniai, kurie nesmirda, bet jau esu dažęs su tokiais emaliniai, čia kažkas tokias skiedžias su white spiritu. Ir sakė, gali nekipti ir panašiai, reikia nušveisti vandeniniais su tais emaliniais, tai sprendžiau tokius pat emalinius pirkti. Ir čia, kai dažiau, skiedžiau, neatsimenu kiek, bet skiedžiau. Dabar neskiedžiau ir pažiūrėsim. Ar pasiteisins ar ne. Gal truputėlį sunkiai tepasi, bet manau storesnė danga užsidės pačio dažo. Tai storesnė danga ilgiau laikys. Nes vien tas išsidažo greit, bet vien tas darbas viską išsikraustyti, atsilaisvinti panašiai. Po to viską į vietas susidėlioti, susitvarkyti, vien tas užima laiko, tai nesinori kas keletą metų dažyti. Čia, kaip minėjau, prieš 5 metus buvo dažyta. Jau prieitą vasarą tikrai reikalavo dažymo, bet nesuspėjau, neradau tam laiko. Tai šiemet išsidažėm. Tai realiai kas 4 metus, bet čia buvo blogiausiai išsidažyta, čia dar laikys. Tie buvo dažyta po metų, tai tiems 4 metai ir dar laiko. Dar porą metų atlaikytų reikėtų dažyti, 6 metai. Ir buvo skiesta ir 6 metai. Čia neskiesta, galbūt ilgiau laikys nei 6 metus dabar. Plius tas pirmasis sluoksnis į pliką betoną įsigeria, manau. Toks kitoks truputėlį video, ne apie mašinas, o apie garažo grindis, jų dažymą. Kodėl dažau? Man patinka švara. Švaru pasivalyti, niekur nėra tepalo, kaip matėt. Ir čia, kur varikliai dirba, viskas pasivalo, viskas švaru.
o ten jau buvo riebaluota ir neišvaloma, nes jau nebebuvo dažų, buvo plikas betonas. Tai ką, tiek apie mano grindis. Galbūt patiko, kam patiko, pakomentuokit, kažkoks kitoks turinys, gal daugiau įkelsiu, kaip kažką tvarkau. Vienam bokse galvoju lempų kabintis daugiau, kad apšvietimo būtų geresnio ir jums, kad geriau matytus. Tai komentuokit, jeigu patinka ne tik mašinų remontas, bet ir kažkokie kaip ūkio darbai prie garažo, tobulinimai, grindų dažymai ir panašiai. Ar šiaip kažko kitokia veikla. Komentuokit, jeigu patinka, pafilmuosim, bus daugiau. Tai ką, šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančių.